tos rudosios pudelės epizode 5. Ir šis epizodas buvo tikrai smagus. Na, dėja, bet biškiau sniego ištirpė, tačiau frapiečiai tai nemaišo. Jinai džiaugiasi ir džiaugiasi, kad vėl išeina pasivaikščioti. Rapė. Svajok. Dabar frapytis atėjo link savo treniruočio arenos, bet šįkart mes jo netreniruosime, o eisime tiesiai prie mūsų ežeriuko. Na, frapyčiai labai patinka užšalęs ledas, vis žiūri ir žiūri jį. Tai pasižiūrėsime, kaip į jį reaguos šiandien. Žiūrim. Ai, koks šuo atbėga. Oi, koks šuo. Apie, pas mane. Atik. Šunys. Bet taip, frapyčias bėgioja po mūsų šalia treniravimo aikštelę esančią. Ir jai labai patinka, nes sniegas yra wow. Pavyzdžiui, kartais pradeda loti šiaip ir ant sniego. Tai labai smagiai tai atrodo. Pas mane. Atik. Visai. Rapė. Ai, žiūri. Šuniuką? Čia darai. O. Čia dabar. Pakai. Siūtas frapyčių užėjo. Dabar Frapė, Nojus ir Rūta eis skautų keliu ir tikėkime įkris į ežerėlį. Bent jau Rūta. Na gerai, Nojus. Ne, Nojus niekad neįkrenta, labai neįdomus jis žmogus. Nu, Frapytė, einam žiūrėt, kaip operatorius su seselė keliauja. Ne, čia Frapytė, ne čia. Čia bebrai. Tie mūsų 2 bebrai priekai. Šiandien labai daug žmonių su autobusai suvežė iš Šeškinės terasų ir muitinės pasienio kotedžų. Palauk. Rūta, prašom eiti pirma, nes tu užstoji Nojaus kritimą. O, dabar jau geriau. Opa! Frapytė, padėk jam. Stumtelk. Frapytė, palauk. Kad nereiktų man savo kritimą filmuoti. Viena praėjo. Nurotų, kad pabėgo. Opa, Frapytė, šuolis. Gaila, pastum Frapijai. Na? Padėk berniukui, Frapė. Berniukas pats neįkris. Padėk. Nu, kartu. Vėl nepavyko. Nu, bent čia pastum berniuką. Nu? Frapė, aš rimtai nukrisiu. Na, labai norėtumėm. O, biški nukrito berniukas. Atneš pagaliuką. Atneš. Frapė. Frapė. Tu kur ten nuėjai?
Varomi gerai.